Kas jums pirmiausiai šauna į galvą išgirdus žodžius žemės ūkis? Kaip įsivaizduojate ūkininko kasdienybę ir aplinką, kurioje jisai dirba? Iš principo mes esame tinginiai. Kaip matot, kad mes uždirbam, tai tikrai uždirbam, nes tai galim iš to ir pasistatyti ir va tokius elevatorius, ir angarą pasidaryti, ir tą techniką su laiku pasikeisti. Mes be ūkininkų, tai kas, mes šaldytuve nieko neturėtume. Sveiki, Delfi žiūrovai! Aš esu Kornelija Jasiūnaitė ir pristatau jums naują laidų ciklą Agro ambasadoriai. Čia kviesime iš arti pamatyti sėkmingiausius mūsų šalies ūkius ir žmonės, kurie juose dirba, tam, kad ant mūsų stalų netrūktų sveiko ir kokybiško maisto. Tam, kad geriau suprastume visus šios srities užkulisius, prie manęs kaskart jungsis vis kitas žemės ūkio reikalų ekspertas. Šį kartą pakviečiau įmonės Agrokoncernas komercijos direktorių Arną Radzevičių. Sveiki, Arnai. Tai kas yra tie agroambasadoriai? Pasakykit man. Agroambasadoriai tai yra žmonės, kurie bendradarbiauja su mumis. Turim ilgą su jais dažniausiai bendradarbiavimo patirtį. Ir būtent šį pavasarį nusprendėm padaryti tokį projektą. Radom mūsų galva labai šviesius žmonės, kurie kasdien galvoja, kaip pagerinti savo ir aplinkinių būtį. Ir būtent toks būrelis žmonių sprendžia ne tik technologinių žemės ūkio klausimus, kaip padėti vieni kitiem, kaip padaryti bendrą žemės ūkio progresą. Bet kartu mes pagalvojom, kad būtų labai įdomu ir parodyti visuomeniai, kokiu iš tiesų šviesių, įdomių žmonių mes turim įvairiose šalies regionuose. Tai pas kurį iš jų mes šiandien keliausim? Šiandien keliausim į Lelių šeimos ūkį pas Rimantą Lelį ir jo sūnus, su kuriais jis darbuojasi. Ir dabar kaip tik buvo pakankamai lietingos dienos pastarosios ir tikimės, kad šiandien mes sugebėsime jį pričiupti laukose, būtent derliaus nuėmimo įkarštyje. Rimantai, dabar papasakokit pirmiausia, tai kokiagi jūsų gyvenimo dalį apskritai apima visas šitas ūkis, kurį matom? Dabar tai mano gyvenimas tai yra. Bet jis iki to ūkio buvo pakankamai ilgas tas kelias. Kažkada tėtis dirbo vieno kolūkio pirmininkas buvo. Ir aš tėčiui sakiau, aš niekada pas tave negrįšiu ir net neplanuok, niekada negrįšiu pas tave dirbti žemės ūkį. Tai kodėl? Tą darbą mačiau, jis sunkus, visą kitą. Paskui turbūt baigiau KTU pramoninę elektroniką, bet visokie perversmai, šita kaip tik nepriklausomybė prasidėjo ir taip ir neteko dirbti toj pusėje. Paskui visokia prekyba buvo, ir turbūt po baigimo, gal po 10 metų, taip išėjo, kad vis dėlto teko ateiti tą žemės ūkį ir padėti tėčiui. Tai nuo 2003 ir vis tam žemės ūkį, jau dabar 20 metų. Senelis kažkada dar nepriklausomybės laikais, prieš smetoniniais laikais, turėjo čia aplink Betygalą 42 hektarus. Po to dėl visų tų ūkių buvo išvežtas į Sibirą. Tėtis ir tėčio brolis Vytas atsiėmė tą 42 hektarus. Ir nuo to prasidėjo tas mūsų ūkelis, 42 hektarų. Per tos 30 metų išaugom šiek tiek. Kiek išaugot? 42 hektarai kokį 30 kartų padidėjo. Kai buvo tas ūkis 42 hektarai ir tie ūkiai buvo maži, tai ūkis tai buvo taip savo. Ūkininkai, po šūdą braidą ir tegu savo braidą savo, toliau laimingi. Dabar, kai tas ūkis čia pradėjo kažką generuoti, kažką žmonės per 30 metų vis tiek dirba ir užsidirba, tai dabar visi norėtų būti ūkininkų, bet nemato jo darbo, nemato jo vargo, nemato jo pastangų, kiek visą tai trunka ir taip toliau. O kokių kompetencijų, sakykime, reikėtų, jeigu jau tikrai noriu būti ūkininku? Ko reikia? Pirmiausia, turbūt darbštumą. O visą kitą, aišku, galvos reikia turėti ir visą kitą galima išmokti. Reikia pakankamai didelės disciplinos, išmanyti šiek tiek finansus ir visą tai lygiagrečiai turėti agronomiją. Tai normalus, paprastas verslas, kurį reikia tiesiog administruoti ir dirbti. Realiai mes turim mūsų ūkis 1, 2, 3 kartas praktiškai
Jau dabar šį ateina trečia karta ir jie puikiai tvarkosi. O kaip jūsų paties darbo diena čia atrodo? Iš principo mes esame tinginiai. Visi ūkininkai ir tik tai jūs esate. Mes visi esame tinginiai, šitoje įstaigoje esame tinginiai. Taip automatizuoti ir tvarkytis, kad galėtume viską realiai pasiekti kompiuteriu pakankamai. Svarstyklės pas mus dirba nuotoliniu, žmonių nereikia. Grūdus prižiūrim realiai ir džiovyklą ir ką irgi galim nuotoliniu prisižiūrėti. Yra žmonės prižiūri, bet realiai tą situaciją viską matome. Esmė, pirmu turbūt, mes pradedam sekantį sezoną visą laiką nuo planavimo. Tiesiog susiplanuojam, susidėliojam, kas mums apsimoka dirbti, ką apsimoka auginti, kokios kainos, kokie derliai, kokia netgi agrochemija, kokia reikalinga pirkti. Tai turbūt padarom rudenį ir pavasarį mes tik tai dirbam. Jeigu pradedam kažkokį projektą, tai jis prasideda prieš kokius 2 metus, 3 metus iki gyventinimo. Jūsų ūkis, sakot, vis didėja, štai 30 netgi kartų išaugo ir dabar turim milžiną ūkį tiesiog. Tai kiek jisai dar prisideda prie aplinkos irgi to tokio gerbuvio, kiek prisideda prie, nežinau, prie aplinkinių bendruomenių kažkokio indėlio? 10 žmonių dirba pas mus pastoviai, sezonui pasidaro 13-14 žmonių dirba. Tai ir tas gerai, su bendruomenė sugyvenam tiek ir mes, tiek ir visi iš šito Ilgižių kaimo ir ūkininkai puikiai ir bendruomenė ten kūrėsi, darė tokį parkelį, visinę, tai ir ten prisidedam ir finansiškai ir tiesiog darbais ir gyvenam draugiškai su bendruomenė. Aš jau, žinokit, nekantrauju pamatyti, kaip čia tas jūsų visas ūkis atrodo, kaip ten jūs ką dirbat ir jūsų technika, visus kitus įrankius ar aprodysit mums? Mielai. Aš iš karto tai apie sandėlį noriu pakalbėti, nes visiškai šviežias ir matau labai modernus ir turi daug gerų funkcijų, tai gal einam ir pasižiūrim. Galim pamanyti. Pakilom apžiūrėti to sandėlio, tai Kornelija nusistebėjo, kad grūdus valgau, tai kviečiai čia yra, jie tikrai yra valgomi. Duona, taip teisingai, Rimantai. Paprasčiausias toks tautinis, net vadovėliuose, kuriuose aprašomas būdas, kad kol grūda paspaudus nagu lieka žymė, tai reiškia, kad jis dar nesubrendęs ir minkštas, tai puikiai jauti ir kramtydamas. Tai va čia turim nemažai kepalų duonos. Labai įdomus modernus sandėlis, tai iš tikrųjų pasidarė jie viršų elevatorių ir gali bet kuria va ta kišenė išpilti grūdus tiesiog. Tai kada jie gauna grūdus iš laukų, su transporteriu kelia į viršų ir tada gali bet kurioje vietoje išpilti juos. Grandyse įrengti ortakiai, tie grūdai kvėpuoja. Tai čia turit priėmimo duobę, atvažiuoja mašina, išverčia grūdus ant grotų, plumt ir ten ta mašina prapuola. Ir sukremtose. Taip, ir grūdų viršui net kaip nebuvę. Viena didžiulė, va tokia sunkvežimė savivertis 40 kubų. Paima čia ir prapuola šitoj duobėj. Ir iš tos duobės grūdas keliauja į džiovyklas, kurią matot va čia pasistatė. Vyksta automatizuotas toks džiovinimas. Šiais laikais nereikia to darbo rankinio mažai, keliai nusistato, viskas bėga ir džiovintas grūdas jau važiuoja į bokštus arba į šitą angarą sandėlį. Rimantai, dabar prisipažinkite, kokį patį rekordiškiausią derlių esate turėjęs per visą šitą savo karjerą? Reiktų atversti knygutes ir pasiskaityti. Kiekvieni mūsų metai būna neblogi. Mes turim tokį standartą praktiškai, pažiūrėjom, planavome šios metus. Svarstėm, ką mes čia galim padaryti, kokį tą derlių, kaip čia dėliotis išlaidas, pajamas, visą kitą, ar nesubankrutuosim, ar dar kažkas. Tai peržvelgiam turbūt paskutinių 4 metų vidutinį derlių. Kiekvienas laukas jis turi. Tikra, pavyzdžiui, kad ir šiemet buvo tų laukų, kur iš dideli laukai davė ten ir 9 tonas to derliaus. Bet jie tiesiog yra statistai bendram tam visam mūsų ūkiai. Kad mes uždirbam, tai tikrai uždirbam, nes tai galim iš to ir pasistatyti ir va tokius elevatorius, ir angarą pasidaryti, ir tą techniką su laiku pasikeisti. Rimantai, ar išduosit paslapti, kiek, pavyzdžiui, sėklų kažkokia rūšis, ar ne, lemia tą geresnį rezultatą, geresnį derlių? Su laiką esam paieškoj. Bet ieškom tokių veislių, kurios būtų sėklų pakankamai stabilios. Puikiai šitai išvengtų sausrų, ar ten liūčių, ar dar kažką negultų.
Tai toks yra pagrindas, nereikia tų rekordininkų. Tai šiemet turim ir Euforiją, kas irgi visai nebloga veislė, tokia stabili. Kas iš rapsų, visi iš mūsų stebėsi ir kaip taip gali būti, kad mes auginam seną linijinę veislę tokią butterfly. Ir jinai 4 ar 5 metai, jos niekas, joks hybridas dar nepaėmė. Dabar, pasiteisino, kaip reikia. Ir dabar šiais metais, jinai šims tas butterfly sekančiais vėl šitą kokį pusę turbūt plotą. O remiatės kažkokiais tyrimais, rinkdamasis tam tikras sėklų veislės? Tai visą laiką, nes mes iš principo, kaip čia sakau, mes esam mokslo žmonės, nes buvo momentas, tėtis, dėdė sako, tai čia pilam daugiau trąšos, šiandien pakačia, kaip ir visi duoda daugiau ir tai, sakau, gerai, darom, viskas tvarkoj, bet pirmą pasidarom tyrimus ir tada nuspręsim, kaip daryti. Tai agrokoncerno tas tyrimų centras, tai mums nereikia patiems tiek daug darytų tyrimų, tiesiog galim pasižiūrėti literatūrą, pasižiūrėti mokslinis tyrimus ir pagal tai ir gyvenam. Pasiekėm norimą rezultatą greičiau, negu patys tai padarytume. Linai, esate svarbi labai šito ūkio dalis. Papasakokit, kuo užsiimat, kaip atrodo jūsų darbo diena čia? Nežinau, pirmiausia, tai turbūt prasideda darbo diena iš vakaro, nes būna, kadangi Kaune labiau gyvenu, tai jau iš karto būna vakare kokių užsakymų detalių, reikia ko nors dar kažko papildomai nupirkti. Tai šitą pirmiausia apvažiuoji Kauną. Ir tada atvažiuoji darbas su savo naujom detalėm, su viskuo. Ir tada pradedam darbus. Jeigu reikia, atvažiuojam prie traktorius, padedam pasileisti, ten sėjamazis ar purkštaus ar femuose, kas nors patinka, neugasis visokias padedam paleisti, jeigu kas nors tik kais neveikia. Ir taip ir dirbam po biškį. O čia dabar turim kompiuterį, ar ne, kažkokią sistemą, ką galite mums parodyti, ką čia fiksuojate? Taip, tai čia ir tokia kaip padeda dirbti ūkyje. Mes realiai šitos programos pradedam darbus iš rudens. Pasiruošimas, ką kitais metais darysim, pasižiūrim, kokias laukuose, kaip pavyko naujos nukulti, kokie derliai, kaip ir ką planuojam sėti kitais metais. Kokių reikės chemijų, kokių trąšų kiek reikės visų kiečių. Ir taip ir ruošiamės iš rudens žiemą per visą, koreguojam, planuojam, ką kitais metais veiksim. Taip pat turim ir kitą programą, kur padeda su tręšimais mums. Naudojam sensorius, kad patręšti laukus, kiek reikia, kurioje vietoje reikia, kad per daug nebūtų. Ir nešvaistyti trąšų tiesiog. Tai čia padeda apskaičiuoja, kokių kiekių reikia ir susidaro žemėlapis, kad tiksliai neperberti tų trąšų. Šią sistemą naudojame kokių 16 gal 17 metų ir naudojame ir patenkti. Darom žemės tyrimus, jau kartojam tų pačių laukų, pradedam kartoti. Ir žiūrim, kaip čia mums sekasi tais laukais. Aš šiuo metu turbūt daugiau ūkyje atsakingas esu už agronomiją, naujas kultūras visokias ir aišku visur dalyvauju. Visur pilnumoji, visus sprendimus priimam kartu. Galbūt kas pripratę prie senesnės technikos žemės ūkio, jiems gali būti ir atrodyti, kad čia sudėtinga ir labai kosmosas, bet iš tikrųjų tai jeigu tu moki naudotis išmaniuoju telefonu, tai aš manau, kad žemės ūkio technika modernė irgi mokėsi naudotis lygiai taip pat, nes viskas vyksta iš tikrųjų mygtukų pagalba. Tai yra darbo ir iš tikrųjų operatorių, nes reikia vis tiek žiūrėti, kad viskas sklandžiai vyktų.
Man labai patinka šitas ūkis iš esmės dėl to, kad labai teisingai dėmesys paskirstytas. Iš pradžių pirmas 3 dekadas kūrėt, ar ne, savo resursą, iš ko gyvensit, ar ne, tai buvo... Kaip pasakau, mes auginam pinigus. Taip. Auginam žemę augalus ir jie turi gyventi gerai ir patogiai ir maloniai. Taip. O tik po to visą kitą. Visi tie dalykai susitvarkė ir dirvožemiai prižiūrėti ir tikrai kultūra darbo aukšta, nes Atrimas kelis kartus šiandien pabrėžė. Reikia darbštumo. Dažnai su ūkininkais būna bendraujam ir būna toks pokalbis laukuose. Atvažiuoja, tu pamatai kažkokią problematiką ir sakai, žinok, čia reikia pasidaryti darbą. Ir jisai sako, tai gerai, žiūrėk, šiandien trečiadienis, rytoj varau pas notarą, penktadienį turiu mažai savaitgalį jau su draugais kažkur važiuojam, tada savaitgalis, tai geriausiu atveju gal antradienį. Ir tu matai, kad taip negali būti, čia arba dabar įsprendi, arba po savaitės jau tai bus nebe tema, nes bus žala padaryta. Tai va tokie ūkiai kaip Atrimanto ir jo šeimos ir yra būtent tie, kurie daro preciziškai, tiksliai, tvarkingai. Ir tada atsiranda klestėjimas, tada atsiranda galimybės investuoti į struktūrą, į pastatus, į svarstyklės. Tai principu yra kitaip. Pas mus augalas gyvena, jeigu augalai reikia šiandien, tai šiandien turi būti ir padaryta. Taip, visa kita palauks. Kokia pirma mintis jums kyla, kai išgirstat žodžius žemės ūkis arba ūkininkas? Problemas. Skanų maistą, braškės, uogos ir dar bulvės ir senelis. Maistas. Kiek jie turi viduj kantrybės ir tos jėgos vidinės per visą tai, nežinau, per tas visas paskutinės audras užauginti. Aš šiaip, tikrai ne ūkininkė, bet aš turiu šiltnamį mažiuką namie. Ir tas malonumas, kai tu pasėji ir tu žiūri, kaip tau užauga ir tu paskui gali visą tai nuskinti ir suvalgyti, tai pas jos yra, nežinau, 3, 4 daugiau. Apie žemės ūkį, tai faktiškai georeferenciniai duomenys, tada žalioji tvarioji ekonomika ir atsinaujinantis žiedinis ekonomikos ciklas, tada kalbam apie GMO ir dabartinius įdraudimus bei modernizaciją, automatizuojant procesus, pritaikant Europos kosmoso agentūros Sentinel palydovų duomenis, kad įveikti dabartinės susidariusios klimato krizės ir padidinti sektoriaus našumą. Rimantai, sakykit, ar esat kada nors girdėjęs kokius mitus apie žemės ūkį ir ūkininkus bendrai, kurie, ne visai gal tiesa yra? Jo, turiu keletą turbūt, gal porą net tokių mitų. Vienas turbūt ten, netgi turbūt Nerijaus Mačiulio po vienam Facebook'e postas, kad pažiūrėkit, kokie ūkininkai dabar turtingi, jie dar prašo kažkokių čia išmokų ir pažiūrėkit, su kokiais tie brangiais traktoriais važinėja. Bet niekas neklausia bankininko, kokiam jie pastate sėdi puikiam, niekas neklausia verslo, kokios jos paglės, kiek jos kainuoja. Tai tiesiog yra darbo įrankis, darbo priemonė, be kurio neįmanoma pagaminti duonos. Ir vienas dalykas, tai vienas momentas, o kitas momentas, kuo traktorius našesnis, jis automatiškai tampa brangesnis. Tai mes keliam vėlgi ekonomiką, kurią visi peigia, kad žemės ūkis nenašus ir per daug lėtas. Tai našumą mūsų gerina. Vienas mitas, o kitą turbūt mitą turiu, kad sako ūkininkam, pažiūrėkit, kaip jiems dabar labai gerai. Bet visi užmiršta, kad tas ūkininkas 30 metų gyveno ir dirbo sunkiai, kad dabar jam būtų gerai. Bet kiekvienas žmogus dirbdamas jis dirba. Taip, mitų tikrai atrodo, kad girdim toje visuomeniai, o kaip jūs patį tai verčia jaustis, tai ką apie save kartais išgirstat? Aš tai žiūriu labai paprastai filosofiškai. Kartais šypteli ir to viskas baigėsi. Prastam žmogui iš principo sunkus tas žemės ūkis. Atrodo, nuvažiavo, nupjovė, pardavė, visą kitą ir visi reikalai. Kiek tas duonos pagaminimas ir ta grūda, tas kelias, koks jisai ilgas, tai tiesiog tai yra dienos, valandos darbo ir rūpesčio, ir nusivylimų, ir džiaugsmo, ir tai tiesiog toks gyvenimas. Kiek dienų per savaitę darbuojatės? Šiaip dabar 7, o šiaip normalių laikų 5. Robotai jūsų ūkyje po kiek metų? Manau, kad po kokių 10, gal 5. Dronai tik žaislas ar rimtas įrankis žemės ūkyje? Ateityje taip. Geriausias atostogas Lietuvoje ar užsieny?
Vasarą mėgstu Lietuvą, rudenį užsėdinčiau. Taip. Geriausias laisvalaikio užsiėmimas jau kaip ir girdėjom, bet dar kartą, ar ne, pasakysit? Krepšinis ir dviračiai. Ta, krepšinis, medžioklė ir dviračiai. O, dviejų dar negirdėjom, puikiai, įdomu. Agroambasadorius statusas ar įpareigojimas labiau? Labiau įpareigojimas. Ūkis po 10 metų, kaip jis atrodys? Manau, kad bus toks pats šuolis, kaip buvo prieš 10 metų. Nu, per 10 metų ką padarėm, manau, kad mes dar padarysim. Arba dvigubai tiek. Dvigubai ne, bet kažkiek tai gyvensime priekį. Investicijos į žemę ar į techniką? Ir čia, ir čia. Artimiausia investicija kokia nusimato? Ne. Sezono iššūkis. Kad viskas veiktų. Taip. Ir geriausias sezonas. 2008. O. Prasčiausias kada buvo? Nebuvo. Nebuvo prasčiausia. 2000. Buvo. Ne, gal sumaišiau. Gal geriausias sezonas buvo gal kokie... Kada ten ta krizė prasidėjo? Nu, 2008. Tada buvo geras, Jo. o tada buvo labai lietingas kažkuris vienas sezonas, bet neatsimenu, bet buvo labai lietingas. Taip. Ir didžiausia svajonė jūsų šiandien? Nesusijęs su darbu. Taigi, ūkininkas Rimantas Lelys šiandien paneigė ne vieną mitą apie žemės ūkį ir parodė, koks inovatyvus, skaitmenizuotas bei tvarus jis gali būti. Ačiū jam už tai ir be abejo jums visiems, kurie žiūrėjote. Pasimatykime jau antroje Agro ambasadorių laidoje lygiai po 2 savaičių. Likite sveiki.